Steam ką tik pristatė 3 naujus savo įrenginius ir atrodo, kad jie rimtai plečia savo ekosistemą. Pirmas – tai naujasis Steam Controller. Turi trackpadus, giroskopą, magnetinius analogus ir bateriją, kuri laiko daugiau negu 35 valandas. Apačioje papildomi galiniai mygtukai, kaip ir Steam Deck'e, kad galėtum greičiau reaguoti ir priskirti savo funkcijas. Į komplektą pridedamas dar PAC, tai magnetinis kroviklis ir belaidis adapteris viename. Toliau Steam Machine – tai mažas, bet galingas PC žaidimams ant didelio ekrano. Kaip Steam sako, 6 kartus galingesnė nei Steam Deck. Čia įdėta AMD GPU, kuri palaiko 4K raišką ir 60 kadrų per sekundę. Tai stebėsim, ar turėsim naują varžovą PlayStation ir Xbox. Ir galiausiai Steam Frame – tai lengvas belaidis VR headsetas su kameros sekimu. Jis gali leisti tiek VR, tiek paprastus Steam žaidimus ir net veikia savarankiškai, be jokio kompiuterio. Visi 3 įrenginiai jungiasi į vieną bendrą Steam ekosistemą. Kiekvienas jų pritaikytas skirtingam žaidimo būdui, bet visi paremti tuo pačiu principu – laisvę žaisti kaip tau patogu. Tai ką manot, ar Steam pagaliau grįžta į hardware žaidimą rimtai?